Labas vakaras, bičiuliai. Šiandien pradedam truputėlį vėliau, tai atsiprašau už vėlavimą. Ir šiandienos tema buvo paskatinta praeitos savaitės diskusijos, tai yra apie apskritai žiemojimą ir apie būtent žiemą atsirandančius perus. Tai būtent pasižiūrėsim, kokie faktoriai nulėmė, jog žiemos metu gali atsirasti perų šeimose. Truputį dar prieš prieinant iš karto prie tų nulemiančių faktorių, aš norėjau truputį pasižiūrėti, galbūt dar bendrai greitai perbėgti, kokios yra žiemojimo apskritai, kokios ir gali būti problemos, kas gali veikti kaip stresiniai faktoriai bitėms tiek individuo lygių, tiek šeimos lygių, kas gali daryti įtaką prastesniam žiemojimui. Ir tuomet pasižiūrėsim, kaip tai yra taipogi susiję ir su perais ir kokios galimos problemos būtent su per anksti atsirandančiais perais. Tai apskritai ta problema su žiemojimu yra jau senai pastebėta ir tikrai turbūt neretas bitininkas yra girdėjęs, kad būtent yra daug bičių žuvimų per pastaruosius metus, kai žiemą nebelieka didelis kiekis bičių šeimų, tikrai būna kiekvienais metais atveju, jau dabar Lietuvoje irgi taipogi Facebook'e gali matyti, tikrai jau žmonės dalinasi, kad yra šeimos žuvusios ir būtent tai kelia grėsmę apskritai visai ekosistemai ir mūsų pačių maisto saugumui. Tai tų priežasčių yra daugelis, tai gali būti, turi įtakos klimato kaita, pesticidai, parazitai, daug faktorių susideda į vieną vietą. Ir keletas iš tų stresinių faktorių, kurie gali daryti įtaką žiemojimui, tai yra skirstomi tiek į individualų, tiek į šeimos lygį. Tai iš individualių gali būti daryti įtaką būtent bičių morfologija, fiziologija, prastesnė imuninė sistema, gyvenimo trukmė. Jeigu šitie veiksniai yra pažeisti, tai taipogi nulems, kad bus tiesiog mažiau bičių, kurios žiemoja, mažiau esant bičių, jos tiesiog neišgyvena dėl to, kad jom reikia vartoti daugiau medaus, daugiau jo susidėvi, kad palaikytų tą pačią šilumą. Galite įsivaizduoti, jeigu yra 10 tūkstančių bičių ar ne, tai jom apskritai reikės mažiau dirbti, kad tą pačią šilumą kamuoliui išlaikyti. O kai turim 8 tūkstančius ar 7 tūkstančius tų bičių, tai reikės jom labiau padirbėti, kad galėtų per žiemą, per šaltį išgyventi. Tai taip ir truputėlį susidėlioja būtent ta bendra šeimos savybė, tai yra dydis bičių, kiek medaus atsargų turi ir kiek ta būtent termoreguliacija, kur ką tik kalbėjau. Tai tokios individualios savybės, tai kiekvieną bitę galim žiūrėti atskirai, bet tuomet ta kiekviena bitė mums susideda į bendrą šeimos savybę ir į tai atliepia būtent tą išgyvenamumą. Tai galėsim truputį vėliau padiskutuoti, galbūt daugiau ties šita vieta, bet eikime toliau. Tai būtent ta socialinė termoreguliacija, taip įvardinama, tai yra mūsų paprasčiausias tas kamuolys ir kaip jisai padeda bitėm išgyventi, tai kaip ir praeitą kartą kalbėjom, jau žemiau 15, apie 10 laipsnių jau bitė susimeta į kamuolį. Ir kodėl jos susimeta į kamuolį, taipogi pasižiūrėjau, tai labai paprastas dalykas. Tai kamuolys, kai bitės kamuoly yra, bičių paviršiaus plotas sumažėja 88 procentais. Tai jos tiek nebepraranda šilumos ir jom yra lengviau tą šilumą išlaikyti. Ir kamuolys tankiausia savo būseną, tai mažiausias kamuolys yra, kai yra 5 laipsniai. Jeigu ten bus -10 laipsnių, tai jau tas kamuolio dydis iš esmės jau nebesikeičia, jos tiesiog nebegali labiau susispausti. Ir taipogi labai įdomų faktą atradau, tai yra, kad bitės gali išgyventi ir -80 laipsnių temperatūroje iki valandos. Tai kamuolys tikrai gali, stipriai iškęsti, gali stipriai atlaikyti įvairias tas sąlygas, tai todėl
Ir sakoma būtent, kad didelės problemos bitėms su šalčiu nėra, kamuolys, jeigu reikia, bitės vartoja daugiau energijos, jos susispaudžia ir tikrai gali išgyventi ir ta -10, -15, jom tai nėra kažkokia didelė problema, jeigu jos gali netgi -80 laipsnių temperatūrą atlaikyti. Ir būtent ką kalbėjau truputį pradžioje, jeigu yra apskritai individai silpni ar ne, nusilpsta, tai sutrinka ta termoreguliacija. Kamuolyje, jeigu sumažėja bičių, pradeda bitės žūti, nebėra tiek daug tų bičių, kurios gali palaikyti šilumą, bitės pradeda vartoti daugiau energijos, nes reikia tą pačią energijos kiekį sugeneruoti. Taip pat greičiau gali išsekti atsargos, jeigu, sakykime, joms reikia daugiau to maisto vartoti ir taipogi padidėja mirtingumas, nes bitės tiesiog vartodamos daugiau maisto, daug greičiau dėvisi ir greičiau numiršta. Ir taipogi tenai tiksliai nepasižiūrėjau, koks tas yra kiekis, bet jeigu kritinį dydį sumažėja, tai bitės, na, tiesiog silpna šeima, silpnas kamuolys nebeišsaugo temperatūros ir gali numirti visa šeima. Ir čia truputį kokie stresiniai, tai gali pesticidai, šiaip dėl įdomumo, tai pažeidžia, jeigu mes turim nedidelius kiekius tų pesticidų, sakykim, ką mes kalbėjom prieš keletą temų, kad parsineša tų pesticidų ar ne kažkokių tai cheminių medžiagų į avilį, ar mes patys duodam tuos vaistus su cheminėm medžiagom, kad ir nedidelis, kad ir nepaveikia bičių. Bet problema yra tame, kad tyrimai, kurie yra daryti su tais visais pesticidais ir kaip jie veikia bites, nėra daryti tyrimai naudojant žiemos bites ir žiemos sąlygomis. Tai iš esmės nelabai yra žinoma, kaip ilgalaikis pesticidų buvimas avilyje, tų pačių vaistų, tų pačių medžiagų, kurios yra vaške, meduje ar žiedalgėse, nelabai yra žinoma, kaip tai paveikia žiemos bites. Ir yra keliamos hipotezės, tai dar čia reikės, kad tai būtų patvirtinta tyrimais tolimesniais, bet kad gali būti, kad gali pažeisti nedidelį kiekį tiek bičių mitochondrijas, sukelti oksidacinį stresą, tai greičiau bitės sens ir gali susilpninti imuninę sistemą. Ir būtent šitas faktorius, šitie faktoriai, ką tai nulėmė, kad bičių ilgaamžiškumas mažėja, bitės daugiau miršta ar ne, o jeigu miršta, vadinasi, mažėja kamuolys, bitėms reikia daugiau vartoti maisto, na ir bitės dar labiau pradeda dėvėtis, todėl, na, šitie faktoriai, jeigu mums pradeda mažėti bičių skaičius avilyje, jos pradeda mirti, tai neigiamai taipogi paveikia ir mūsų šeimos išgyvenimo šansus. Taip, ir žinoma, parazitai, ką mes jau esam daug nekartą kalbėję, tai varozės erkės, tai yra ir sumažina imunitetą, ilgamžiškumą ir turim tą pačią problemą, kaip gali labai iš esmės matyti paprastą variantą, rudenį išskrenda didelis kiekis bičių, lieka sauja bičių, na ir tikrai jinai neišgyvens. Tai matom, kaip tai veikia kiekvieno individo lygių. Na, jeigu tas individas pažįstas, tai iš esmės šeimai išgyventi galimybių nėra. Bet dabar galim pereiti, kaip visą tai, kodėl dabar aš tiek laiko skyriau aptarti būtent tą žiemojimo, kaip gali daryti įtaką įvairūs faktoriai žiemojimui ir išgyvenimui. Tai pasižiūrėkim, kaip perai gali taipogi mums truputėlį pakenkti, jeigu jie yra ne laiku ir ne vietoj. Tai šiais laikais ir šiaip nėra labai gerai ištirta būtent kokie faktoriai nulėmė pradžią perų žiemojimo laikotarpio. Tai nėra ištirta, nebuvo ištirta iki šiol dėl to, kad na, nebuvo tiesiog sąlygų, kaip tai pamatuoti. Nebuvo tokių prietaisų, kuriais galima būtų tai išmatuoti ir dabar, kai atsirado visi tie davikliai, kuriuos galima įdėti ant korių, tai pradėti yra daryti tyrimai. Ir ypatingai dabar pradėta daryti, kuomet prasidėjo stipresnis klimato atšilimas, kadangi atsiranda problema, ar ne, apskritai, kalbant apie perus, apie perų pradžią, tai buvo susinchronizuoti, ar ne, augalai ir bitės, jie maždaug buvo pagal tam tikrus veiksnius, tai pagal temperatūrą pasižiūrėsim, pagal foto periodą, tai pagal tiek, kiek yra saulės šviesos per dieną, tiek augalai, tiek bitės maždaug
žinojo, kokiu laiku, priklausomai nuo tam tikrų, nuo temperatūros ir nuo šviesos, kada reikia pradėti jau vystytis. Tai kad tuo metu, kai augalai pradės žydėti, kad bitės irgi būtų pačioj toj stadijoje stipriausiai, kad galėtų juos apdulkinti. Na ir atsiranda problema, kuomet turime globalinį atšilimą, šiltesnės žiemas, kuomet temperatūros tai pakyla, tai nukrenta, šitie ritmai gali išsibalansuoti. Ir kas gali atsitikti? Gali būti, kad bitės pradės anksčiau auginti perus ir, sakykime, pritrūks maisto, jos nespės sustiprėti iki kol pradės žydėti augalai, tai augalai nebebus apdulkinti. Ir šitie disbalansas gali sukelti didelių problemų. Tai dar pasižiūrėsime truputėlį daugiau kokių, bet pradžioj esmė yra tokia, kad būtent dėl ko pradėti daryti tyrimai, tai kad globalinis atšilimas mums truputį kelia problemų su tuo bičių biologiniu ritmu. Tai dabar atliekant tyrimus, čia 18 metų daryta analizė yra ir nustatyta, jog temperatūra yra pagrindinis veiksnys, kuris nulėmė perų auginimo pradžią. Tai apskritai bitės buvo laikytos dviejose atskirose sąlygose, kur temperatūra laikyta apie 0 laipsnių ir kur buvo laikyta pakelta temperatūra iki 11 laipsnių. Ir būtent tenai, kur šeimoms buvo pakelta temperatūra, jos pradėjo auginti perus. Ir pradėjo juos auginti perus, nepaisant to, ar buvo ilgas tamsus periodas, ar buvo daugiau saulės, buvo nesvarbu. Nuolatinė šalta temperatūra neleido bitėm pradėti auginti perų. Kad ir buvo naudojama daug saulės šviesos, kad ir buvo naudojama daug, ar daugiau ar mažiau tos saulės šviesos, temperatūra buvo esminis faktorius, kuris nulėmė, ar perai pradedami auginti, ar nepradedami auginti. O tas foto periodas, tai yra kiek laiko per dieną šviečia saulė, tik tai truputį paskatino bites daugiau auginti perų, kuomet atšilo. Tai galim mes matyti tokį apskritai modelį, kad temperatūra nulėmė perų pradžią, bet foto periodas dar gali truputį ir suskatinti arba truputį pristabdyti. Bet esminis faktorius, kuris nulėmė, tai yra temperatūra. Ir jeigu, sakykime, kas buvo padaryta, tai buvo laikoma vienam tyrimė A grupėje temperatūra buvo laikoma tiesiog vienoda, kitame tyrimė buvo pakelta temperatūra ir vėl numažinta. Kas atsitiko čia, kuomet buvo pakelta temperatūra iki 10 laipsnių, bitės pradėjo auginti ir nesustojo auginti perų. Tai kaip matome, atsiranda problema būtent su tais atšilimais, kad jeigu turime truputėlį ilgesnį atšilimą, šičia temperatūra buvo laikyta aukštesnė 10 dienų ir 10 dienų pakako, kad bitės pradėtų auginti perus. Tai jeigu mes turim tokią problemą, kai sezono metu, žiemos metu turim kažkokį periodą su pakilusi temperatūra, bitės, nepaisant to, ar bus anksčiau žiema, ar vėliau, ar trumpesnės dienos, ar ilgesnės, bitės gali pradėti auginti perus ir jos to nepadarys ir nesustos. Sustabdyti iš esmės ganėtinai yra sudėtinga, nes pagal tyrimo duomenis tai sustabdė būtent maisto stygius, būtent tą perų auginimą, kai bitės pajuto, jog tas maisto stygius yra, maisto gali pristigti, jos pradėjo mažinti perų auginimą. Tai čia yra tokia iš esmės teorija, kad temperatūra yra pagrindinis veiksnys, foto periodas nelabai stipriai nulėmė. Ir būtent šitas tyrimas dar pasižiūrėjo į keletą vietų, tai buvo anksčiau hipotezė, ar ne, kad trumpos dienos slopina perų dėjimą, nes motina padeda ar ne kiaušinėlį ir bitės jį suvalgo. Bet tai buvo taipogi paneigta šitam tyrimė, nes nepastebėjo, jog motina iš viso kažkokių kiaušinių dėtų ir nebuvo pastebėta jokios kanibalizacijos. Ir dar vienas dalykas, kas buvo įdomus pastebėtas, tai ar ne, mes turim temperatūrą, kuri, na, jeigu atšyla, tai bitės irgi pradeda auginti perus, bet kas taipogi buvo pastebėta, kad tose šeimose, kuriuose buvo laikomos bitės žemoj temperatūroje visą laiką,
buvo laikomas tas pats saulės laikotarpis per dieną 8 valandos, jos galų gale pradėjo auginti perus. Tai taipogi dar reikės į tai daugiau gilintis, bet iš esmės manoma, jog yra pas bites kažkoks tai vidinis laikrodis, kad praėjus kažkokiam laiko tarpui jos vis tiek pradeda auginti perus. Tai taipogi jeigu turim kažkokias tai šaltas ypatingai žiemas ar kažkokios dar problemos, yra bitės vis tiek jau turi viduje savo laikrodį, su kuriuo maždaug žino, kad jau tokiam laikui praėjus tikrai reikia pradėti auginti perus, kad suspėtumėm sustiprėti. Tai čia maždaug tokie pagrindiniai du faktoriai - temperatūra ir fotoperiodas. Temperatūra nulėmė, fotoperiodas, kaip išreikštų, moduliuoja tą sustiprinti gali perų auginimo pradžią. Bet taipogi dar reiktų nepasikliauti vien šitais dviem dalykais, kadangi dar yra ne vienas faktorius, kuris gali nulemti perų pradžią. Tikrai yra jų įvairių, tai pavyzdžiui, viena iš teorijų yra, kad drėgmės kaupimasis taipogi gali suskatinti bites pradėti auginti perus dėl to, jog atsiradus drėgmei, kad bitės pašalintų, jeigu jos nesugeba jokiais kitais būdais pašalinti drėgmės, jos pradeda auginti perus, kad perų auginimui, maitinimui, jos sunaudotų tą perteklinę drėgmę. Ir taipogi, na, čia jau truputį bitininko gali būti problema, jeigu mes per mažai maisto paliekam bitėms žiemai, jos gali taipogi ne taip stipriai auginti perus ir ne taip anksti pradėti auginti perus, priklausomai nuo tiek, kiek maisto jos turi likusio avilyje. Ir taipogi dar vienas skirtumas, ką reiktų turėti omenyje, tai yra porūšių skirtumai. Tai kiekvienas skirtingas porūšis, priklausomai nuo jo genetikos, gali turėti irgi skirtingą perų auginimo pradžią. Tai esame nemažai diskutavę tiek apie karniką Italijoje, pakvastą, tai į visos jos turi skirtingą tą laikotarpį, kada pradeda auginti perus, na, nes jos skirtingai turbūt yra išmokusios, kaip prie kokios temperatūros ar prie kokio fotoperiodo ar kokį vidinį biologinį laikrodį jos turi turbūt skirtingą ir dėl to keičia, na, yra skirtingas tas pajutimas, kada žydės augalai ir kada jau reikia pradėti stiprinti šeimas. Tai iš esmės tokie pagrindiniai faktoriai. Ir kokios yra pasiekmės, tai yra, kaip ir pradžioj minėjau, švelnesnės tos žiemos, šiltesnės žiemos gali lemti ankstesnį perų auginimą, o tai didina energijos poreikį bitėms, žinoma, nes reikia didesnės šilumos ir mažina maisto atsargas, tai gali bitės mirti iš bado, todėl mums reikia visuomet užtikrinti, kad jos galėtų ir turėtų pakankamai maisto, gali kilti su tuo problema, gali kilti problemos su žarnynu. Na, čia galbūt, jeigu pasiekia tokią temperatūrą, kur jau pradeda auginti perus, bet tada atšala, jos nebegali išeiti į lauką, išsiduštinti, galbūt čia gali atsirasti problemos su žarnynu. Problemos su ilgaamžiškumu, ką ir kalbėjau pradžioj, jeigu bitės pradeda auginti perus, jų tas vidinis laikrodis, ilgaamžiškumo laikrodis pradeda tiksėti ir jos tiesiog jau išgyvens maksimum apie 20 dienų. Tai po tam tikro laiko jos pradės jau žūti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu dar turime ilgą žiemą, kamuolys pradeda mažėti, bitėms kamuolyje reikia pradėti daugiau vartoti maisto, jos greičiau susidėvės ir vėlgi dar daugiau bičių pradės mirti. Taipogi, galim turėti problemą su ankstyvų spietimu, kas čia turbūt su karnika, jeigu karnika anksti ir stipriai pradeda stiprėti, esam nekartą kalbėję, kad reikia sugebėti suvaldyti spietimą. Taipogi labai svarbus dalykas, ką ir kalbėjom pradžioje, tai yra, jog gali mums nesutapti šeimų ciklai ir žydintis augalai, nes gali žydėti anksčiau ar vėliau tie augalai, o bitės gali būti jau arba išspietusios, arba jau per daug sustiprėjusios, arba dar gali būti nepradėjusios, nebūti pakankamai sustiprėjusios. Tai čia gali mums prasiskirti tie per amžius nusistovėję ciklai,
nes bitės nežino ir augalai nežino, kaip reaguoti į tą greitą klimato atšilimą. Todėl apskritai, galvojant apie poveikį, kaip mums, kada gali atsirasti perai, tai lengviausiai patikrinti, ar ne yra su kamulio šiluma, jeigu jau bitės yra pakankamai šilta avilyje, pakyla temperatūra, tai jau bitės tikrai augina perus ir mums reiktų kreipti didelį dėmesį, pasitikrinti po ypatingai ilgesnių temperatūros svyravimų, kai žiema atšyla kažkuriam laikui, na, po to reiktų pasitikrinti, ar bitės nesugalvoja jau pradėti auginti perų, nes būtent pagal tyrimus temperatūra turi visgi didžiausią poveikį perų auginimo pradžiai. Taip, tai turbūt iš manęs būtų tiek, jeigu kažkas turit klausimų, galbūt tikiuosi aiškiai perteikiau, ką aš esu perskaitęs, tai jeigu kyla klausimų, sakykit, jeigu norit papildyti, taip pat prašom papildyti. Taip, sveiki, Kęstuti, iš karto turiu klausimą dėl temperatūrų pačių. Ten tyrimuose parodyta, 11 laipsnių, kad jau ten jau. Dabar, aišku, tai gali priklausyti nuo rasės, taip, bet ką mes dabar turime temperatūrą? Tai gal panašus klausimas, bet iš dviejų tokių dalių. Vienas tai yra temperatūra, ką mes turime omeny temperatūrą, lauko dienos metu, nakties, vidutinė ar kas? Vidutinė dienos temperatūra 11 laipsnių, kai pasiekia. Tai yra, kai 8 valandas būna temperatūra 11 laipsnių. Tai čia lauko temperatūra. Taip, lauko temperatūra už avilį. Tai ta prasme išeitų tada taip, kad jeigu mes avilių kuo mažiau šildome, prie šiltų žiemų, tai tuo ta temperatūra avilio viduje bus mažesnė šiek tiek ir mes galime užtempti perų dėjimo pradžią. Iš esmės taip, tai čia turbūt atsiremia tas, kas žiemojti neša į vidinės patalpas, kur laiko tą nuolatinę temperatūrą, tai turbūt suvėlina, neleidžia bitėm pradėti per anksti tų perų dėti. Aišku, dabar dėl pačių rasių yra kažkur tai gal tyrimų, kokių tie, kuri rasė, tai vis tiek, tai negalime sakyti, kad visom prie 11 laipsnių ten jau bus, tai nes jeigu ten plus minus 3 dar laipsniai, tai gal vienos rasės ten jau prie 8-9 pradeda. Taip, šitas tyrimas darytas buvo su karnikos bitėmis, bet kitų tyrimų dar nes čia ganėtinai švieži tyrimai, tik tai pradėta žiūrėti į šitus temperatūrus matavimus, nes anksčiau nesugebėjau išmatuoti, tai dar su kitom nėra. Tai kai tik atsiras, tai galima bus pasižiūrėti, bet dar kol kas tos informacijos aš bent jau neradau. Bet tokie duomenys, ko gero, kad nuo rasės visi tai priklauso, nuo kada jis pradeda. Aš manau, tikrai labai stipriai turėtų priklausyti nuo kiekvienos rasės. Jo, nes man kiek teko girdėti, kad būtent bakfastas, jisai specialiai taip ir veisas, kad stiprėjimai būtų vėliau šiek tiek, o ne kaip karnikos, pavyzdžiui, kur viena iš pirmųjų. Gal Italijas taip pat kažkaip tai, ar tai tiesa, ar tai galim tai teikti, kad tai yra taip? Kad teikti turbūt, kad taip, tai turbūt dar neišeina, bet kad aš manau, turėtų didelį įtaką daryti šitas 100%. Bent jau mano nuomonė, tai vis tiek, kaip ir tam tyrimė, jie irgi tą patį sakė, kad turėtų priklausyti didelį, skirtumai, kokia ta temperatūra, arba galbūt kaip jos reaguoja į šviesą, gali skirtis, nuo tų rasių, nes jos skirtingose vietose augo, skirtingai tie augalai tenai skirtingose vietovėse reaguoja į tuos sąlygas, tai turbūt ir bitės skirtingai reaguoja į tuos veiksnius išorės. Ačiū, Kęstuti. Prašau. Rimantas dar vieną klausimą turi šito atveju. Ar tyrimų metu buvo atkreiptas dėmesys į žiedadulkių foną ore? Nes aš bent pagal mano praktiką visą, kaip pamatyta, yra šitie ankstyvi perai, tai kažkodėl sutampa tuo ankstyvuoju lazdynų žydėjimu. Net ir sausio mėnesį būdavo, kad lazdynai skleidžia žiedadulkes, o ore žiedadulkių yra, o bitės tai tikrai nuo feromonų, nuo visų kvapų labai priklauso, tai aš pilnai tikiu, kad tas yra, kad žiedadulkių pasklidimas ore, su to oro ateina į avilius, tas irgi turi nemažą įtaką. O kadangi, kaip sako, kad šeimos, kurie žiemoja patalpose,
prie jų žiedadulkės prieina daug sunkiau. Šitam tyrime, Rimantai, nebuvo atskirai pasižiūrėta į žiedadulkių įtaką, bet tikrai gali turėti tos įtakos. Šičia šeimos buvo suvežtos į patalpą ir buvo izoliuotos grinai patalpos viduje ir joms suteikta šviesa individualiai buvo. Šviesa ir temperatūra buvo tik tai. Žema temperatūra ir šviesos režimas buvo daromas jom. Tai žiedadulkių tikrai ten nebuvo. Bet aš dar žiūrėjau kitą tyrimą, panašus į šitą, bet dar pasižiūrėjau, kaip krokai reaguoja į būtent irgi temperatūrą ir foto periodą. Tai irgi krokai, dabar aš tiksliai neatsimenu, labai daug nekreipiau dėmesio į tuos krokus, bet irgi jiems nuo temperatūros ir nuo foto periodo irgi, jie... Taip, gamtoje taip. Tai čia yra pagal tai ir nes, pavyzdžiui, pas mums yra lazdynas, yra vienas iš pirmų augalų, kurį ore skleidžia orų, nes, pavyzdžiui, pavasarinės visos žiedadulkės yra sklindančios orų, praktiškai blindė tik tai jau mažiau, bet ir tai orų yra. O beržai, alksniai, visi lazdynai, visos žiedadulkės yra kryžminamas į būdas ne vabzdžiai, bet grinai orų sklinda žiedadulkės ir jų yra fonas labai didelis. Orė. Tai va čia ir įtaka, jaučiasi ta įtaka, pagal kiek ilgametę praktiką mano, kad va tais metais praktiškai perų auginimas sutampa ir su žiedadulkiu. Nors ir nereikia tų 10 dienų, kaip čia tyrime, kad minėta. Užtenka 2-3 dienų, jeigu įsiskleidžia žiedadulkės, byra, žirginių matos, kad byra žiedadulkės ir prasideda perai. Aišku, pagal rases irgi labai priklauso, nes mažiausiai tai auginimo pavasarį yra tai Kaukazas. Jis labai vėlai pradeda visą tai. Čia būtų įdomu, Rimantai, pasižiūrėti, ar čia lazdynai tie patys ir bitės reaguoja taip pat į tuos išorės faktorius, ar bitėm dar daro įtaką tas žiedadulkės, bet čia reiktų galbūt dar... Taip, čia yra apmąstymų ir tyrimam yra, kaip sakant, medžiaga, kad į tai atkreip dėmesį, nes yra faktorių, kurie kitą kartą yra aklai tik tai vienas arba 2 faktoriai, pagal tos faktorius taip, bet pagal tai negalima daryti išvadų. Tai yra, vis tik tai gamta yra stipriau gamta, negu mes ją kitą kartą suprantam arba įsivaizduojam. Taip, gali būti ir 1000 faktorių, kurie į visumą susideda ir bitėms nurodo, bet žiūri... Arba vienas su kitu faktoriai sutampa ir todėl taip atrodo, kad taip įvyksta. Taip. Tai jau tiek pastebėjimų tokių. Dėkui. Ir Richardai, taip. Labas vakaras visiems. Tai ačiū Kęstutį už išsamų pristatymą. Kaip tik tą temą skaičiau literatūrą. Ukrainiečių ir rusų yra darytas neblogas tyrimas. Ir ką tu paminėjai prie papildomų veiksnių darančių įtakų perų auginimui, tai drėgmę aš kelčiau į patį viršų šalia šviesos, remiantis tuo tyrimu. Kaip tik dabar turiu irgi dar kartą Kalionovo pasidėjęs knygą ir kaip tik apie tai ir rašo. Tai va, jeigu prisimintumėm visą patį žiemojimo ciklą, kokie procesai vyksta bičių avilyje, kai jisai sueina į kamuolį bitės ir panašiai. Tai vyksta labai paprastas dalykas, pamėginsiu kiek įmanoma trumpiau. Vyksta drėgmės pasiskirstimas. Kaip žinot, pradžiai, kai kamuolys susidaro jau prie atitinkamos temperatūros, kamuolio viduje aplink motinėlę būna temperatūra apie 25 netgi laipsnius šilumos. Va. Ir bitės maitinasi ir besimaitindamos jos irgi turi išskirti drėgmę, kad vyksta metabolizmas. Ir kaip žinot, ne vien tas procesas, dar ir fizikos visi drėgmės išgaravimas, ištraukimas, pasikeitimas ir taip toliau irgi įtaką turi. Ir jeigu trumpai, mes čia šnekam viskas tarkoja apie perų auginimą, bet pats pirmas faktorius atsiranda kada? Atsiranda tada, kai motinėlė padeda pirmąjį kiaušinėlį. O jinai jį padeda kada? Kada bitės, kaip ir tu pats minėjai, nebeturėdamos kur dėti susikaupusios drėgmės, perteklius ir pradeda gaminti motinėlių pieną ir kadangi nėra kam jo atiduoti, pradeda maitinti motinėlę. O motinėlė, kada yra užmaitinama, jinai pradeda dėti kiaušinėlius. Kiaušinėliams padėti
tikrai neduosit ne vienas meluoti, nereikia 35 laipsnių temperatūros, užtenka pilnumoje 25 ir netgi žemesnės, motinėlė gali tą padaryti. Kai atsiranda kiaušinėliai, atsiranda lervutės, tada jau kyla temperatūra ir tada, va, ką jau ir tu, Kęstuti, minėjai, užsikuria visas tas procesas. Bet tam, kad pradėtų motinėlė dėti kiaušinėlius, reikia, kad ją kažkas pamaitintų. O tas pamaitinimas ir įvyksta tada, kada išorėje drėgmė susivienodina su kamulio viduje drėgmę ir tas dažniausiai pasiekia apie 100%. O tai vyksta dažniausiai, va ką ir tu minėjai, šilumos tuo periodu. Dabar, sakykime, žiemos yra išsibalansavusios, bet jeigu atgal atsisuktumėm, kada būdavo šalčiai, sniegai ir panašiai, ir staiga šyla oras. Šyla, kad ir +5, +6, sniegas tirpsta, drėgmė žymiai padidėjusi ir tai dažniausiai vykdavo po naujų metų, sausis, vasaris. Tai ne tik sutapimas, bet tai įeinantis iš lauko oras į avilį irgi būna labai drėgnas. Bitės kvėpuoja šito drėgnu oru, plus besimaitindamos irgi garina orą ir gaunasi tas drėgmės stiprus padidėjimas. Va, ir kai jau nebėra kur atiduoti tos drėgmės, tada pradedama maitinti motinėlę ir vyksta pirmieji kiaušinėlių padėjimai. Ir tada va visą, ką tu suminėjai, užsikuria visas tas procesas. Tai bent jau aš taip išskaičiau, kol kas, aišku, patikrinti pačiam čia labai sunkiai eitų, bet drėgmę tikrai dėčiau šalia šilumos. Tai kol kas tiek. Aš tada, Ričardai, trupučiuką papildyčiau apie fiziką. Taip, mes jeigu turime, reiškia, pirty, turime dažnai 2 termometrus. Teisingai, viena yra temperatūra sausa, o kita temperatūra drėgna, kuri matuoja jau iš karto to garo drėgmę, to garo temperatūrą. Tai mintis yra tame, kad ko gero, kai yra didelė santykinė drėgmė labai, kuri ateina iš lauko, kada, kaip paminėjau, tai tada, ko gero, ta temperatūra tam avilyje, ar ta jutiminė temperatūra, greičiausiai, yra visai kita, negu kad būtų, reiškia, ta temperatūra be drėgmės. Taip, Dainiau, aš dar kaip tik irgi norėjau papildyti, tas fizikinis difuzija vadinamas, irgi, kur nebėra kur atiduoti ir ta drėgmė, jinai ilgesnį laiką tampa vienoda ir plus šiluma. Bet pati ta drėgmės temperatūra, jinai kitokia pasidaro. Tai yra, įsivaizduokim, jeigu mes sėdime sausoj patalpoj prie ten 40 laipsnių, pavyzdžiui, kad ir pirty, kur yra, ar 50 laipsnių, kur nėra jokios drėgmės. Mums ten išsėdėti yra labai paprasta. Užsipilkime daug drėgmės garo, kuri būtent apie 95 ar 100% mes ten nebeišsėdėsime. Taip. Tai va tas ir vyksta, kad kamulio viduje temperatūra turi būti nuolat pastovi šalia aplink motinėlę. Ir kaip tu paminėjai, būtent ta drėgmė, kuri tampa, kad vadinkime ir ten 25 laipsnių, bet jeigu drėgmė didelė, tai iš karto ta temperatūros pojūtis bitėm yra visai kitas, negu kad būtų sausas oras, reiškia, prie 25. Taip. Tai va, ką ir norėjau pasakyti, kad paruošimas ir žiemojimas, ypatingai dabartiniam žiemom, kada yra ta temperatūra tokia, sakykime, virš nulio nuolat ir drėgmė, ypatingai bent mano krašte pajūryje žymiai padidėjusi, tai dažnai ir suskatina, lygiai taip pat, kaip gal matėte, šią savaitę buvau įdėjęs, jau irgi skraido bitės pilnumoje, tai nuvažiavau pas vieną bičiulį. Situacija labai panaši, ką ir Rimantas yra minėjęs. Sakau, ar skraidė bitės? Jo, skraidės. Sakau, ir kaip, labai puikiai viską, bet labai daug lėkė prie vandens. Parsinešti vandens reiškia. O ką tai reiškia? Tai vienas iš indikatorių, kad gal jau prasidėjo, galbūt dar tik prasidės perai, nes papildomai vandens nori atnešti tam, kad būtų auginami perai. Tai jau, kaip sakant, yra užsikūręs visas reikalas ir ką Kęstuti dar minėjai, Facebook'e irgi jau viens po kito, nežinau kokiu metodu nustatė, ar apžiūros, ar temperatūrų matavimo, gal dar kažkokiais kitais, kad jau pas visus, ne pas visus, pas daugumą, pas mane yra perų, pas mane yra perų. Tai, reiškia, užsikūrė visas procesas. Tai ką ir noriu pasakyti, tinkamas paruošimas žiemai šeimos ir ne per daug šildymas, o kaip tik pasistengti padaryti, kad kuo vėsiau žiemotų, visai kiek įmanoma, ką ir tu minėjai, temperatūra
sumažinimas nukels mūsų perų atsiradimą nereikalingą. Tai išvengsim, ką ir pats paminėjai, tų visų nelaimių, sakykime, taip švelniai tariant. Ir čia, man problema būtent ir atsiranda, kad jeigu tas pavasaris truputį užšyla, bet tas pavasaris niekaip ir neteina, bitės normaliai išskristi negali, niekas nepradeda žydėti, o kaip ir nekartą esame jau kalbėję, kad tas žydėjimas tai dažniausiai būna viskas į vieną vietą, jau kažkur, gegužės pradžioj, balandžio pabaigoje būna, kad viskas sužydi, tai gali bitės kaip ir arba gali nesustiprėti, arba jau būti per daug sustiprėjusios, arba gali jau pradėti jos įspėtimą būti įėjusios, ar gali tiesiog būti neišgyvenusios dėl maisto trūkumo, jeigu bitininkas nepasižiūri. Tai čia tų problemų atsiranda nemažai su tuo per anksti. Jo, dar prisiminiau irgi Dainiaus tą klausimą, tezę, ar kaip, jo, labiau gal klausimas dėl rasių ir dėl veislių, tai taip teisingai Dainiau, labai skiriasi, ypatingai Kaukazo bitės, tos pačios vidurio Rusijos bitės irgi jos fiziologiškai, sakykime, jos yra šiek tiek kitokios, pas jas yra pilveliai didesni, jos gali daugiau sukaupti savyje, sakykime, ir tos pačios drėgmės, ir to maisto atsargų nereikia tiek greitai joms apsiskraidyti, tai jų perų atsiradimas šiek tiek vėlesnis gali būti. O dėl pačių žiedadulkių, ką Rimantas minėjo, tai nežinau, čia aišku turi įtakos, nes jeigu šalia lazdynų ir ta pati su drėgme tikrai ateina ir tų pačių žiedadulkių fonas, manau, kad kaip ir žmogus kvėpuoja tų pačių fonų, taip pat ir bitelės kvėpuoja ir gauna tą patį orą. Galbūt irgi turi įtakos. Tai gal daugiau kažkas dar papildyti iš savo pusės? Aš Rimanto dar norėjau paklausti dėl lazdynų žydėjimo. Rimantai, pats turi minty pačius lazdyno žiedukus ar būtent tuos žirginėlius, kurie jau ten pradeda? Žirginėliai, nes žirginėliai žiedadulkės barsto, o žiedukai tai yra, jie nektaro neskiria, jie bitėm nedaro jokias įtakos, bet patys žirginiai. Žirginiai yra dabar, pavyzdžiui, vakar važiavau per Lietuvą, iki Jurbarko važiavau, taip. Nuo Pakruojo Šaulių pusė jau pilnai žiedadulkės dulka. Pas mus dar nėra tų žiedadulkių, dar tai kur saulės atokaita, nes labai gerai, kad nebuvo daug saulėtų dienų. Tie kaip susiskraidė pas mus biržos saulėtas 2 dienas prognozuota, bet neišlindo, tai labai džiaugiuosi tuo. Bet va tie žirginėliai ir praktiškai tuo momentu, kai pražysta lazdynai, čia nesvarbu, ar yra lazdynas šalia ar nėra. Bet ore, fonai, kas dabar yra tyrimai daromi, meteorologinės ataskaitos, reikia pažiūrėti. Žiedadulkių fonas 0. Po to atsiranda žiedadulkių fonas 10%, 20%, taip pagaliu tą skalę visą. Ir pagal tai labai puikiai gali žiūrėti dabar, kai vykdomi tyrimai, kada tai sutampa. Ir čia mano kol kas ilgalaikė tokia patirtis ir, taip sakant, ir prie miškų matant lazdynus, pražystant, nes irgi dirbu su miškais, aš miškuosi tikrai nesvetimas dalykas man miškai. Tai labai matau šitą sutapimą ir praktiškai kiekvienų metų. Jeigu temperatūra, nes ir buvo temperatūros, kad ir sausio 10 dienai kažkuriais metais buvo, kad lazdynai pražydo, po to jie žydėjo antrą kartą, tai čia jau tas dalykas, kaip gamta susitvarkė, bet tais metais ir buvo ankstyvi perai, labai ankstyvi perai. Nors tas šiltas periodas buvo iki gal kažkur 5-4 dienos, bet to užteko, kad nebuvo įšalo, įšalas nesustabdė augalų, lazdynų nesustabdė. Jie vegetavo dabar iki šią momentą, nežinau, ar klevai tik tai sulos neleidžia, nes dar niekas nepabandė, nesirado tokių drąsių. Leidžia jau, Rimantai, leidžia. Nu tai va, tai jeigu jau klevas leidžia, tai reiškia visi gamtos požymiai yra pilnai ankstyvo pavasario požymiai. Tai aš pagal tą ir sprendžiu, kad tai išjudina ir mūsų biteles išjudina visą tai. Rimantai, kitaip nebus. Pratęsiant tą tavo diskusiją, bet čia labiau yra kaip fonas žiedadulkių. Ne, tai ore, bet tai ore, jeigu, pavyzdžiui, feromonai jaučiami, bitės yra jautrios kvapam ir feromonų kvapam, tai yra, tai patikėkit, tai yra molekulinės dalelės, bet tai yra jaučiam. Bitėms kaip vienas iš indikatorių, kad laikas dar stipriau maitinti motinėlę, kuri pradėtų kiaušinti. Ne, tai yra joms signalas, kad gamtoj kažkas atsirado. Užuodė. Tarp kitko, mano galva, labai įdomus toks Rimanto pastebėjimas ir čia būtų įdomu, kad bičiuliai irgi
patyrinėtų šiais metais ypač, kas labai palanku, jeigu mato, kad yra žirginėliai, pasitikrinti, ar bitės, reiškia, jau avilių temperatūra ar nepakilus yra, gal jau deda perus, gal kaip tik tas yra, nes iš kitos pusės, kaip pagalvojus, tai o iš kur bitės tupėdamos avilyje gali žinoti, kad jau prasideda pavasaris. Nu, temperatūra, okei. Nu, Užuodžia. Užuodžia. Nu, tai reiškia, užuodžia, nu, tai dar kažkokie tie veiksniai, kaip Rimantas ir sako, gal iš tikrųjų užuodžia, nes jeigu bitės bendrauja tarpusavį kvapais ir feromonais ir susikalba, nu, tai jom ko gero, kad tasai mini fonas, kad ir tų lazdynų, kurie vieni pirmųjų pradeda žydėti, ir praneša, kad viskas chebra pavasaris, jau reikia dėti perus. Nu, čia labai tokia kaip logiška būtų išvada, tik tai ją reikia pilniau patyrinėti, pastebėti kitiem bičiuliam, gal iš tikrųjų tai yra. O lazdyną, aišku, pradės žydėti tada, kada temperatūra pakils gamtoj. Nu, ir tie visi veiksniai kartu ir duoda savo rezultatą. Bet man tik tai klausimas kyla dar, ar nėra, kad lazdynai ir bitės kreipia į tuos pačius dalykus dėmesį ir kad tiesiog sutampa lazdynų pradžia ir perų pradžia sutampa, ne būtent, kad lazdynai duoda signalą bitėms, bet ten ar temperatūra, ar dar kažkas, kad padaro įtaką tiek bitėms, tiek lazdynams, kad jų pradžia sutampa. Lazdynai variantas. Ne vienodai lazdynai visiems, jeigu yra neįšalų žemė, pajuda vegetacija augalų. Čia yra lazdynas, jis ne prie vienodų sąlygų pražysta, va tas variantas. Jam, jeigu nebuvo įšalo, įšalas nesustabdė šaknų funkcijų, tada lazdynas greitai pradeda vegetuoti prie mažiausių temperatūrų. Nesgi faktiškai lazdynas, kaip buvo ilgas ruduo šįmet, lazdynas jau pradėjo žirginiai brinkti, jau pradėjo gruodžio pradžioj. Jau brinkimas pasidėjo, bet tai net jeigu pabrinkia į žirginėlį, tai atsiranda jau rudenį yra, bet jie pabrinkia. Bet jau čia faktas yra tas, kai į žirginėlių jau byra žiedadulkės. Čia į tai reikia atkreipti. Rimantai, kada byra iš žirginėlių žiedadulkės, tai tada skaitas, kad lazdynas jau kaip ir žydi, taip? Taip. Visa kita, tai kad ir yra žiedai sukrauti, žirginėliai nebyrančiom žiedadulkėm, tai dar nėra žydėjimo. Klausimas, ar gali būti, kad tie žirginėliai nepražįsta dėl atitinkamų oro sąlygų? Taip, sustoja, atšalo oras ir jeigu trumpai... Kaip? Kad nušala, gali būti? Ir po to nušala, bet foną, jau patį foną žiedadulkį yra paskleidę. Net irgi nepradėjo nušala, bet tai sakau, būna sutampa to, kad būna nepražydė. Bet tie ankstyvi perai, va, kiek mano pačio pastebėjimais yra, tai ankstyvi perai būna tais metais, kai lazdynai gauna pražydėti. Tai viskas tvarkoja, aš dėl to net nebejoju, bet Dainius, man atrodo, irgi neminėjai dėl to pastebėjimo, skridimo bičių. Tai žinokit, nu, ne visada išeina tom bitėm ir išskrist, bent pas mane krašte. Tikrai ir Kęstas, ir Rimantas, žinai, +8, +10, bet jutiminė gali būti ir apie 0. Ne, aš tai minėjau gal ne tą dalyką, aš supratau Rimantų, ne tai, kad bitės pradeda skraidyti, kad jos perus pradeda auginti. Kad perus auginti viskas tvarkoja, bet pastebėti, kad skristų ant lazdyno žirgynų ir neštų žiedadulkes, mano krašte per... Man to neteko matyti. Nėra buvę, žinokit, kad iš lazdynų... Čia yra pastebėjimas, kad nebūtinai, kad jos neša, bet ore yra žiedadulkių ir jas užuodžia pačias, nes bitė, jeigu ir nektarą augalai skiria atšalo, vasarą atšalo temperatūra, nu jos nebeskrenda net į darbą. Jeigu mažiau 10 laipsnių temperatūros, bitės neskrenda į darbą pavasarį, gegužės mėnesį atšalo dienos. Mažiau negu 10 temperatūra lauko, jos net tų žiedadulkių nebeskrenda, nešis katros yra, kurios nepradingsta gamtoj, tik tai nektaras pasibaigia, kai nukrenta temperatūra. Bet yra pačiam ore, apie tą ir noriu pabrėžti, kad pačiam ore yra žiedadulkių fonas, kuris netgi patenka į avilį per laką su oru, nes visas oras yra pripildytas žiedadulkių. Mes jų plika akim nematom, nes nebūtinai, kad jį nuo lazdyno atsinešė. Lazdynai gali būti ir už 10 km, bet pačiam ore jau yra pasklydęs fonas jų. Ir visas oras jau yra pilnas. Čia tokia yra biologija augalų, kad jie paskleidžia... Primai, tave papildysiu vien jau molekulių, jeigu atsiranda tame drėgname ore tų žiedadulkių molekulių, jau užtenka ir bitės tikrai labai jautriai tą reaguoja. Tai tikrai esu nesikirtai skaitęs ir tiek rusų literatūroje, tiek kitoj.
Tai žiedadulkė ne visai molekulė, bet pati viena iš mažųjų ląstelių yra. Tai irgi yra labai mažas dalykas. Yra kitų stambesnių, bet čia lazdynų šito oro sklindančių yra labai smulkios. Ir kai padidėjusių drėgmė, jinai dar geriau perneša visą šitą. Nors su drėgme aš galiu truputį ir pasiginčyti. Jutiminė temperatūra gerai, prie kilimo. Yra perdavimas temperatūra didesnis, bet kaip sakai, pas patį, esant drėgnam orui prie jūros, yra netgi jutiminė yra žemesnė, prie žemesnė, pavyzdžiui, +5, o jutiminė vos ne 0 ar -1 netgi, jutiminė gauna. Tai va tas drėgnas oras, ką jutiminės padaro, tai čia irgi yra toksai biški kelintis abejonių. Žiūrint, kurioje vietoje tai persilaužia prie tos temperatūros. Ar prie 20 laipsnių, ar prie 25 laipsnių temperatūros jau jutiminė. Taip, pirty šylant orui irgi perdavimas, yra temperatūrinis perdavimas, yra daug stipresnis drėgnam ore. Nes drėgnas oras ir kvapus geriau praleidžia negu sausas. Nes kvapas vandenį, vandens telkinį arba vandenį sklinda greičiau negu ore. Tai čia irgi vienas iš faktorių yra. Čia fizikinis dėsnis yra, nesugalvotas, bet tai yra fizika, kad kvapas vandenį sklinda daug greičiau negu ore. Nors atrodo, kaip tai gali būti, bet čia yra faktas. Tai yra fizika. Viskas, tai su tuo sutinku, gal aš netaip užakcentavau, tai ne temperatūros, o būtent tos drėgmės padidėjimas kamuolio viduje įtaką turi pirmųjų kiaušinėlių atsiradimui. Ne, su tuo sutinku, nes kadangi, daleiskim, ir bičių dabar fiziologija yra tokia. Kodėl bitės iš rudens kamuolį formuoja prie lakos? Kad ten būtų didesnė ventiliacija. Taip. Ir ventiliuojama, įsiventiliuoja, drėgmė įsiventiliuoja arčiau lakos, ir kai pasistumė prie galinės sienos, drėgmė jau į lauką nebeįsiventiliuoja gerai. Tai va ir padidėja drėgmė, o čia ir dar gal vienas iš tų faktorių irgi yra. Jeigu bitės naudoja aktyviau maistą, jos pasislenka prie galinės sienos ir tas gal iššaukia perų auginimą. Nu, čia tas drėgmės padidėjimą ir perų auginimą. Gali būti, gabalio padėtis avily gali netgi sudaryti. Tai viskas tarkoja, tu visiškai teisingai sakai, pakyla kamuolys į viršų ir iki galinės, sakykime, senelės, arba užtenka, kad jau viršui. Ir tas išgarinimas tos drėgmės jau toksai nebevyksta. Ypatingai, kai mes uždengiam su nepraleidžiamom plėvelėm, plius ant viršaus apšildinimo pagalvės visokias ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va tas ir sunku beišgarint bitėms tą drėgmę ir jinai pilna, metabolizmas iššaukia atidavimą pienelio pagaminto motinėlė ir motinėlė tada jau pradeda dėti kiaušinėlius. Ogi pats irgi žinai, kad kiaušinėliam padėti arba netgi transportuoti, mes galime ir prie +10 netgi. +10 ne visai, bet prie +20-25 jis nežūna. Jis kiaušinėlis yra daug atsparesnis negu lervutė, nes kiaušinėlis jis neišdžiūsta, nei šalčia, jis yra atsparesnė, yra biologinė medžiaga, kaip sakant, kol kiaušinėlis yra. Ir tada skilus pirmiesiams kiaušinėliams ir lervutėm išsirytus, jau bitės automatiškai suveikia instinktas. Tada jau turi sudaryti jau sąlygas išsirytusi lervutė, va 4. dieną po kiaušinėlio padėjimo jau turi daryti. Tai aš nežinau, bet koks tas poveikis į tas pienelio gaminimas tai dabar yra suizoliuota. Tai labai geras yra, dėl izoliacijos dar paskui gal pakalbėsim, bet labai geras tada įsikūrė kitas momentas. Tada bitėms labai gerai dar daugiau atiduoti tuo pienelio ir jos tada įjungia temperatūrą didesnę kamulio viduje ir motinėlė susidaro dar geresnės sąlygos dėti kiaušinėlio. O dėl izoliacijos, tai nežinau, vat su ta izoliacija, bent jau pas mane, gal nematėt ir video, kas žiūrėdavot, visi stebisi, kodėl net jokios plėvelės nėra dėta. Žiemojo štaip antra žiema, tiesa yra ir minusų, jeigu yra skersvėjai dideli ir panašiai, tai prarandama daug temperatūros, tai automatiškai prarandama ir nemažai energijos kamulio. Bet jeigu susitvarkai su skersvėjais ir su laka, sakykime, kur patenka šaltas šviežias oras, tai viskas yra tvarkoj ir kol kas drėgmės tikrai nėra. Nes drėgmė yra ištraukiama per papildomus žiedus, vyksta kamino tas vadinamas, sakykime, principas, svarbu ne per daug jį padaryti ir, bent jau su izoliacija sėdim kol kas viskas gerai ir daug kas labai ir stebėjosi, kodėl aš čia taip džiaugiuosi, kad dabar bitės apsiskraidė man, tai pliusą matau tame, kad jos išsituštino, vėl pilvukai, sakykime, tušti, maistą gali toliau vartoti ir savo prižiūrėti motinėlį.
Tai nematau aš didelio tame minuso ir didelės blogybės. Kai tuo tarpu, kas neizoliavo ir ypatingai kas apkamšė ir laikė iš rudens apkamšytas šeimas, tai nežinau, kuom baigsis ir kaip jie žiemos toliau. Tuo labiau, kad jeigu neklystų, kitą savaitę vėl jau kažkokį lengvą atšalimą pranešė. Dar vieną klausimą Kęstučiui turiu. Čia yra kai kur literatūroje sutikęs, aš buvau tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, motina ir žiemą jį padeda, kada daleiskim ir 3 dienas padeda po vieną kiaušinėlį. Kiek čia yra tieso šitam? Šičia Vieną kiaušinėlį pasunaikina. Tipo. kaip tik čia ir žiūrėjo dar truputį tą veiksnį, tai dėl kiaušinių kanibalizacijos, kad motina padeda, bet bitės išmeta, tai to dalyko jie neaptiko, stebėdami būtent. Viskas aišku. Bet sakau, buvo tokių teorijų, buvo tokių rašymų, buvo teorijų, buvo tokių, kad... Buvo, bet čia motina, senos tos teorijos labai yra. Taip. Čia yra senos teorijos, bet aš to pasitikrinti, ar tai yra žiūrėta, bandyta kažkas tikrinti. Aš tai trupučiuką dar ir Ričardo tokį klausimą turiu dėl tos ventiliacijos, kad sakai, ten vos ne atidengęs visą kitą, bet aš pradedu galvoti šiek tiek giliau. Nu, paimkime dabar, nu, kiek mes čia dabar aviliuose bitininkaujame, 50 metų, nu 100 maksimum, o visa kita būdavo drevėse. Drevės, reiškia, iš esmės bitės išpikiuoja su pikiu, vos ne visą, ko gero, turi drevės. Ir ten, reiškia, laka kažkutė apačioj, kurią, jeigu per didelę aplipdo su to pačiu pikiu, kur pikis iš esmės jisai užpikiuotas nepraleidžia drėgmės į medį. Kaip tenais tada su tom ventiliacijom būdavo? Nei ten dugnai atidaryti, nei ten dar kažkas. Aš su drevėm truputį turiu, kaip sakant, kaip su miškais dirbantis ir drevėse daug bičių esu atradęs, tikrai nemažai. Gal per mano visą gyvenimą yra nupjautos medžias, kaip kirtėjai nupjovė medžias. Nes pas man patys stovi liepos kamieno dalis kaip sakant, su ta vadinama tikra drevė natūralia. Tai su drevėm kažkodėl yra toks variantas. Bičių laka randas pačiam viršui arba 12-15 cm nuo viršaus tos erdvės visos. Visa kita žyta. O pačia dugnas tai yra, kaip sakant, šiukšlynas. Tenai kas nukryta, nubirėjo, tenai viskas, kas kandį sugriaužė, kas kiti vabalai, net tuščia erdvė pačioje yra. O į viršų lakas, ventiliacija gaunas o to tipo kamino ventiliacija, tikroji drevė gaunas tipo kamino ventiliacija, bet ji nėra didelė ir iš apačios oras retai kurioje drevėje pakliūna, nebent jau drevė visai medis išpūvęs iki pat šaknų, bet tokiuose drevėse praktiškai nesuradęs bičių. Tai vat ką tai ir minėjai, jeigu galim dar papildysiu, būtent, kad iš apačios, ne iš pačios apačios oras patenka, o kaip ir minėjai, nuo, sakykime, lizdo apie 10, 15, gal 20 cm. Toks, kaip dabar mes turėtumėm korpusinį avilį ir būtų atidaryta laka ne pati apatinė dugno, o būtų korpuso apatinė, jeigu kas žiemoja ten 2-3 korpusų ir panašiai, turėtų būti atidaryta korpuse laka. Ypatingai iš rudens labai gerai irgi ir bitėm apsisaugot, ir žiemojimui yra žymiai geriau. Tai išeitų, kad pas mus neteisingi aviliai yra. Kodėl neteisingi? Teisingi, bet tik tai laka turėtų būti ne pačioje ir viršui sudėtas visas lydas, o laka turėtų būti nuo vos tai viršutiniam korpusui. Dainiau vėl tada klausimas, kuriuo momentu. Ar žiemojimui? Žiemos gal ne kiek neteisingi, o mes patys gal neteisingai suformuojam tam žiemojimui paruošimą. Nu, gal, bet čia avilių konstrukcija yra tokia, imkim tą patį dadanai, ten tu gali padaryti viršų, tada apačią turi užkimšti. Tai reiškia, arba tada imkime korpusinius, reiškia, apačia tada turi būti iškimšta, ant viršutinio korpuso padaryta laka atskira. Tai viskas aš čia Dainių norėčiau pridėti iš savo pastebėjimo, tai kadangi čia vienas bičiulis, kai tik pradėjau bitininkauti, jisai daugiaaukščiuose bitininkavo, tai jisai sakė vieną dalyką, jis kiek dabar 100 šeimų turi, sakė vieną dalyką, tu daugiaaukščiuose aviliuose visur korpusuose pasidaryk skyles, nes kitaip bus problemos, sako, ir su drėgme, ir su
Ir su bitėm, ypatingai žiemojimui, sakė, būtinai tuos skylės turi būti padarytos. Tai Ventiliacinės. ventiliacinės skylės. Nebūtinai atidarytos lakos, bet taip, ventiliacinės kiekvienam korpusui reikalingos, kad daugiaaukščiai, kas yra visuose. Ne tik, kad ventiliacinės, bet čia kaip ir papildomos lakos. Ir ką aš dar, tai vienas ventiliacinis, bet ką aš pastebėjau iš praktikos, tai jeigu, mes, sakykim, dalį tų nepalikdavom ir nepaliekam dalį tų skylių uždarytų, iš praktikos pavasarį bitės, jeigu yra korpuse aukščiau skylė atidaryta, jeigu turi kažkur skylę ir apatinė laka, jos niekada nesirinks apatinės lakos. Viskas vyksta per viršų ir tu jų nepriversi eiti per apačią, jos čia lys, bus košmaras, jos netils, bet jos apatinės lakos nesirinks. Tada turi uždaryti tą laką, kad jos priverstum eiti per apatinę laką. Jos visuomet mieliau renkas viršutinę. Jeigu bus atidaryta ta ir ta, jis tik per viršutinę. Teisingai, nes ten arčiausias kelias link avily, link lizdo, sakykim, suformuoti. Ne link lizdo, link medaus. Yra čia lauko bitės renkas artimiausią kelią iki medaus sandėlio. Dar pastebėjimų yra. Gamtoj, kas yra gal radę, neradė, bet man yra gal 5 tikrai gyvenime, gal 5 ar 6 tikrai nepasakys, bet spiešiai, kurie susimetę ant obels arba medžių šakose, susisiūvė lizdus. Vat kaip tie lizdai atrodo. Tai praktiškai taip. Viršų jos užsidaro, beveik aklinai susivaškuoja. Bet visa kita yra dugnas atviras, jos skrenda per šoną ir daro tavo tokį kamulio tipo daro tą lizdą. Tai kas yra po mūsų sąlygom, ne tik kad gamtoj Afrikoje kažkur, bet ir pas mum būna, buvo geros vasaros, yra rasta keletą šeimų, spiečių, tiesiog susisiuva koris tarp medžių, aišku, jos pasmerkto žiemą dėl paukščių ir dėl kenkėjų, dėl pelių, dėl kiaunių, jas tikrai pasunaikins, bet jeigu būtų apsauga, tai tas lyzo ta forma pati yra, tokia įdomi. Ir pagal tai galima spręsti, kad jas visiems skrenda per šoną bitės. Ne per apačią, o kad atviras dugnas, tai jom tas nekenkia, jos tik pasidaro lubas. Tas pats ir drevėjai yra. Drevėjai pasikabina, pradeda korius siūt nuo aklinos sienos viršutinės, nuo lubų, kaip sakant. Tai tas lubas jos uždengtas laiko, bet apačia dugnas jom atviras, tai tikrai nėra dėl šito atvirų dugnų, kad atrado atvirus dugnus, tai tikrai čia nėra, yra pagal bičių biologiją tai padaryta, yra tas avilio ta konstrukcija. Dadanas kažkiek, o tas laka dadano apačioje, tai yra privertimas jas sėdėti ant rėmo, nes bitės niekad atvirai, jos niekad nesavė tiesių korių vieną šalia kitą, jos išvingiuoja, kad nebūtų šoninių skersvėjų, visi koriai yra siūti kreivai. Nėra, kad vieną liniją, kaip rėmai mes avilį įsivaizduojam. Tai dadano avilys, dėl to laka yra padaryta apačioje, nors kitur rusai daro ir apačioje, ir viršutinė laka yra, pas mus tik nedaro viršutinės lakos, bet tai ir buvo tas avilio su bičių patalpinimas į avilį, priverstinis, kad jom apatinė laka ir jos eitų į rėmus. Jom nebūtų noro tų rėmų kraipyti ir taip toliau. Čia vien tik dėl to yra ta apatinė laka padaryta. Čia yra bičių biologija, biški pakreipta žmogaus naudai. Kiek tai bitėm naudinga, nežinau, bet bitės prie to pripratę, jas taip gyvena. Jo, dar Rimantai tave papildant, jeigu atsimenat, pernai buvau irgi liktais dėjęs video, radau spiečių šalia spietinės, kuris jau ilgą laiką kabėjo ir nusipynęs, ką ir tu minėjai, korius yra. Ir dar papildant, kai daro medaus atsargas viršui, daro irgi puslankių ir realiai, kur medaus atsargos, ten būna užvaškuota, kad nebūtų, tokia gaunas kaip kepurė padaryta. Ir bitės, teisingai sakai, skrenda ne iš apačios lenda, o iš šono tiesiai į korį. Esu nusifilmavęs, gal netgi kažkada galėsiu ir mest, paieškojęs šitą visą medžiagą. Ja, bet Rytas, čia šnekam apie tą jau suformuotą lauko sąlygomis, reiškia, tai aš suprantu, tas stogelis suformuotas ir nuo lietaus gali būti, ir nuo visų kitų dalykų, bet pats įdomiausias pastebėjimas Rimanto dėl pačios lakos, kad jinai yra arba pačiam viršui, apie drevę šnekam, arba ten 12-15 centimetrų nuo viršaus. Tai čia būtent lakos klausimas ir ką mes, iš kur ta tema išsirutuliavo, ir čia kai šnekėjome apie drėgmę.
Taip, dėl A, drėgmės jo, pasišalina. ir kad būtent jeigu ko gero turėti po ten ar kiekvieną korpusą, ar ten kas kelintą tai korpusą su laka viršuj ir kurį žiemos, būtent žiemojimui dėta, kas su 2 korpusais į antrą viršutinį korpusą, kas su 3 į trečią viršutinį korpusą, būtent su ta laka palikta atvira. Tai mes, Dainiau, dabar panašiai darom, tik dedam ne korpusą, o va, ir tiek Kęstutis, tiek aš dedam papildomą žiedą. Kęstutis, nesimenu, 3 cm dėdė, aš dedu 5 su įpjovom arba, sakykime, su išgręžtom skylutėm ir uždėtų tinkleliu labai smulkiu ir panašiai. Jo, bet jau paskui plėvelė didėja ant viršaus. Ant to žiedo. Ant žiedo, taip. Ant žiedo. Jo. Ne Jo, po žiedu, o ant žiedo. Ir gaunasi, kad pačios bitės, sakykime, koriai yra atviri, plus tas žiedas ir jisai veikia kaip kamino principu arba kaip ventiliacinės angos principu, bet ne per daug, kad būtų. Jo, tai arba žiedas, arba reiškia pačiam korpuse tada. Arba korpuse, ne korpuse, jeigu jau bus ten formuojamas lizdas, sakykime, nužemojimui kamuolys, ten jau nėra gerai. Nes tikrai ne man neaiškint tau apie fiziką, tikrai žymiai, manau, ir geriau supranti, kad, kaip vyksta drėgmės garavimas, kaip veikia kamino principas ir panašiai ir panašiai. Ne, tai aš turiu mini korpuso, ne korpuso pačiojo korpuso, apie vidurį, viršui, tie patys, vadinkim, ten. Esmė, kad tas skylė, ta anga, pavadinkim ją taip, jinai turi būti virš lizdo ir jinai turi traukti lauk tą drėgmę, tą orą perteklinį per drėgmę. Bet ir širdai, kiek iš praktikos pastebėjau, dar aš prie žiedus naudojant, pas mane visur, kaip tas bitininkas man patarė, visur aš skylės buvau pasidaręs tuose korpusuose, viršutiniai daly tenai korpuso. Arba jeigu dadano korpusas, tai viršutinį, jeigu paprastas meduvinis, tai antram meduviniam korpuse žiemojimo viršui. Tai tikrai drėgmės palyginus, kur plėvelė, jeigu visiškai uždaryti, tai drėgmės ženkliai mažiau, kur yra suskylę. Ne, logiška, tai irgi ištraukia, aš manau. Irgi turėtų traukti. Tai tikrai... Tai kodėl turi neištraukti? Tai aišku, kad ištrauks. Ar tu žiedą dėsi, ar tu tenais ištrauks. Tai ta žiedas 3-5 cm, jisai, tai, nuleisk 3 cm plus 10, 12 cm. Tai... Jo, viskas sarko, sutinku su to Dainiau, viskas sarko, jo. Šiandien dieną pas mane praktika tik tokia, aš nesu daręs tarp korpuso, kad be to žiedo žiemojimo. Tiksliau, žiemodavau aš be žiedų, bet pas mane būdavo didelė problema su pelėsiu, nes nebūdavo tuose korpusuose irgi tos, ar ventiliacinės, ar papildomas lakos. Bet pasinaudojau, sakykime, ir tuo patarimu, ir kitose literatūrose, kad dėti tą žiedą o dar geriau, jeigu yra galimybė, tai dėti, kai Rimantas deda, kad esmė išeina oras, bet neįeina kažkokią tą plėvelę. Tada, aišku, dar daugiau išsaugom bičių kamulio energijos, temperatūros ir panašiai. Tada jom dar lengviau žiemoti. Ne, visai, kad neišeina. Yra taip, kad yra kaip diafragma. Nesusidaro vėjas skersvėjais, vėja neprapučiama. Per ją išgaruoja, maišas. O tas baltas paprastas maišas. Jis turi skylutes, sporas, bet jie yra dvigubas kaip maišas dedas. Per jį vėjas neprapučia, tai susidaro užuovėja. Jeigu, kaip sakant, vėjo gūsis per viršutinės ventiliacinės angas praeina, bet į patį kamolį, į lizdą jis nesudaro jokio spaudimo. Bet drėgmė, pati drėgmė. Iš karto, jeigu galim papildau, pas tave yra pusiau atviri dugnai. Pas man tėvo pusiau 40%, 100% nedarau aš dugnų, bet 40% dugną, kiti mažiau, kiti daugiau, tokie atviri. Taip. Čia iš karto reikia... Viršus irgi yra kvėpuojantis. Nedarau aš, nededu plėvelės, kaip deda kiti, kad aklinai plėvelė viršui ir, nežinau kodėl, bet aišku, geriausias atvejis buvo pasiekę su difuzinė plėvelė, bet difuzinė plėvelė turi minusus tokius, kad jį yra trumpalaikė, trumpaamžiais, jį patraukiant pripikiuoja ir jį plyšta per pūną, įsisloksniuoja. Kaip įsisloksniuoja, jį yra vis tik tai plastiko pagrindu, bitės kojas velės, jos pradeda bites erzytas. Ir antras dalykas, jos palieka prie pikio, prie korių, prie pikiuotų korių, palieka prie pikio tos plėvelės dalių. Tai irgi sugadina pikį. Tai papildomai plastiko, tai mikroplastikas garantuotas avily.
Tai čia jo ir beta, ore yra dėl to mikroplastiko, kad avily yra ar nėra jo, tai čia kaip kas nori gali sakyti, pas mane nėra avily mikroplastiko yra ore, kaip ir sakau, žiedadulkių fone, mikroplastiko yra jo sočiai ir jo užtenka. Jo nesmė, ten sakykim, dėl tų maišų. Tai čia mikroplastiko palikim tiem, kurie yra mikroplastiko arba prieš tai, va, tegu jie tenai tyrė ir nebitininkai esam, nes yra ir kvėpuojant žmogaus plaučiais, irgi mikroplastiko yra daug ir susikaupusiai yra daug. Tai apie šitą net nešnekėkime, bet tai yra irgi niuansai yra. Bet dėl bičių, va, tas įvyka, o dėl temperatūrų, tai dar eskim, pavyzdžiui, dreviai, bitės dreviai žiemą, dreve medis žiemą, jeigu šaltos žiemos šaltesnis, medis yra per šalą pilnai. Ir tavo temperatūra, ta sienos, avilio sienos, žodžiu, yra minusinė dreviai. Ta patį aš pas buvau daręs eksperimentą pagal tą, man sudėjau korpusus, 2 centimetrų mediniai korpusai buvo ir žiemojo bitės. Ir jos per žiemojo puikiai, aišku, viršus buvo pridengtas, o tuo momentu ir buvo difuzinė plėvelė mano naudojama, aš ją buvau uždėjęs, ir labai gerai peržiemojo bitės. Aišku, jie startavo truputį vėliau negu kad visos kitos, bet žiemojimas buvo puikus. Ir mirusių bičių nebuvo per daug, labai anksti nuėjo žiemoti ir tas nestora avilys, neužšildytas pilnai avilys pasitvirtino. Tai čia mano pačio eksperimentas buvo, kad 2 cm medinės korpusas peržiemojo bitės puikiai. Tai aš dar kartą tave ir papildysiu ir pasikartosiu. Ir tikriausiai ir jūs patys žinot, kad bitės šalčio, ten sakykim, aišku, jeigu -25 ir daugiau ilgą laiką, tai taip, jau kenksminga, bet -5, -10, tai nėra didelė tragedija. Jom didesnė tragedija, kada toks šaltis ir labai didelė drėgmė. Ir kai žūna šeimos, va, sušalo bitės, nes radau apšarmojusias ir dar kažko. Dėl ko jos apšarmojo? Dėl to, kad buvo per didelė drėgmė. Dėl to, kad nebuvo normaliai ventiliacijos ir neįvyko difuzija. Tai labai paprasta fizika ir matematika. Ok, norėjau dar Kęstučio paklausti. Dėl tų, kur naudojai daugiaaukščiuose su lakom viršuje. Ar apačioj, kiek žinau, lyg tai pas tave uždengti dugnai. Taip. O dabar lakas tu palikdavai praviras ar labai susiaurindavai ir visai uždarydavai, būtent lakas apačioj? Lakas iki 1-2 bitės. Maždaug. Tai kiek ten? Porą centimetrų. Žiemą. Iki 2 centimetrų. Jo. Ir skylė, bet didelio skirtumo nesudarė. Aš dar anksčiau, kai atvirais irgi tais dugnais bitininkavau ir tas bitininkas atvirais bitininkauja, irgi vis tiek ta skylė yra visur padaryta. O kokio diametro ta skylė panašiai? 3 centimetrai. Labai gerai, 32 mm yra specialūs tie karūniniai grąžtai. Tai kadangi ten tie dar ar polistiroliniai, ar buterbrodiniai tie aviliai, tai tada reikia dar vamzdelį įdėti, kad jos neišgraužtų ir viskas. Jo, kad neišgraužtų polistirolo. Jo. Tai ten aš atsimenu dar pirmais metais, kai tada pasakė, tai reikėjo visas bites perkelti iš tų korpusų, tai kėlėm, gręžėm, dėjom vamzdelius ir keitėm visus tuos perkeldinėjom bites. Bet ten būtų padarytas koks nors uždarimas tos lakos viršui, kad tu paskui galėtum naudoti ten bet kokiu. Rulonu užkimšam ar tuo laikraščiu tenai ir viskas. Paprasčiausiai. Aišku, yra ten tų visokių, kad galima užsukti dar kažką, bet čia jau kaip kas nori. Pas mane tai kaip polistirolas lysonas aviliai, tai man yra 2 kamščiai, yra vienas ventiliacinis kamštis, vienas yra aklinas kamštis, jeigu nori suformuoti lizdus. Tai bet man praktiškai beveik visi, kas lizdai žiemojimo stovi su ventiliaciniam sudėta, aš aklinai nedarau. Tai jeigu yra per daug oro, bitės va tą ventiliacinį užsidaro. O kas šitą persidaro buterbrodinės, kam reikia padaryti laką, jeigu nenaudoji kaip lakos įskridimo tik dėl ventiliacijos, tai yra paprasčiausia pragrėžiai skylė ir iš vidinės pusės su stepleriu prišoviai tinkliuką. Tai nereikia tada jokio vamzdelio dėti, labai paprastas. Pragrėžta skylė ir iš vidinės korpuso pusės su stepleriu
sėtas prikaltas. Ir ventiliacija užtenka. Bitės, jeigu jom yra ventiliacijos per daug, jos susidaro, ne šitą pavyzdį aš mačiau su atviru dugnu, va, Ričardui kažkada rodžiau, kaip pikiuoja. Jeigu jom yra per didelis kiekis erdvės aplinkui, pagal dugną tiesiog užpikiuoja, pas man kaip žemas dugnas, tai tiesiog užsipikiuoja, pasidaro savo erdvę. Tarp rėmų pikiuoja. Dėl pikėjimo tikrai galiu patvirtinti, aš pats irgi po dadano, sakykime, tų nejudinamų avilių pirmosius pasidariau korpusinius ir dadaninio rėmelio, 30, 12 netgi rėmelių korpusus, ir kai pirmą žiemą žiemojau, tai netgi va šita papildoma laka viršui, bitės nežinau kodėl taip susitvarkė, karnika jo teisingai buvo, tai jos tą viršutinę užpikiavo, pusę saulės pikio radau, ir va kaip ir Rimantas minėjo, apačioj laką, netgi irgi tada nežinodavau, kad reikia ją ten stipriai pridaryti ir panašiai, tai jos taip susitvarkė, pasidarė ten 2-3 bičių praėjimą ir viską su pikiu padarė. Labai puikiai susitvarko, žinai. Čia dėl skersvėjų. Jeigu kiek skersvėjuoja avilį, ne visai teisingai sulenki korpusus arba kažką padarai neteisingai, bitė supikiuoja, susitvarko, kad nebūtų jom skersvėjų nebūtų. Bet žinokit, dėl to skersvėjo, tai aš atsimenu, buvo amšiejus pas mane atvažiavęs į bityną, sako, ar pas tave per tas skylę skersvėjis neina. Sako, pasižiūrėk žinai, ar su degtuku, ar su kuo pridėjom degtuko, jokio skersvėjo, nei ten traukia nieko. Prie atvirų dugnų, ne? Prie atvirų dugnų jokio skersvėjo. Ne, turėtų ten taip. Taigi ten rėmelių belekiek yra, taigi ten to skersvėjo negali ir susidaryti. Gaunasi kliučių nemažai tam skersvėjui. Bet jeigu susidarytų, bitės to išpikiotų tą vietą, jos neleisų tam skersvėjui susidaryti. Jos protingi padarai yra, kurie tvarko pačios. Jos žymiai protingesnės, negu mums atrodo. Taip. O dėl tų skylių uždarimo, kadangi dar yra technologija, kad galim kiekvienam korpuse pavasarį, ne pavasarį, vasarą, sakykime, išsivesti papildomai po motinėlę, tai aš turiu iš skeldelės tiesiog padaręs uždaromų tų skilučių ir viskas. Sakykime, jeigu skelė 30-32 mm, tai skardikė 40 mm ir po puikiausiai užsisuka. Jo, bet čia vienas iš variantų bičiuliam, ko gero, korpusinėse pasidaryti ten kažkiek tai procentų tokių, reiškia, su skylėm ventiliacijai ir sprendžia problemų tiesiog tada, būtent dėl to pačio vėdinimo ir panašiai. Tada ir tos dugnų klausimas, tai reikia ten palikti labai atvirus, ar ten dalį tik tai pridaryti kažkiek tai, bet ko gero žiemojimas ir ypač pagal šios dienos temą, ką mes šnekame, dėl drėgmės ir dėl to temperatūrų viduje, tai ko gero tą temperatūrą numuštų ir būtų šiek tiek vėlesnis perų pradžia dėjimo. Taip, nes vyktų geriau difuzija, geriau užgarinimas vyktų. Jo, nu tai būtų viena iš tokių elementarių, mažiausiam sąnaudom priemonių, kurios prie tokių žiemų pagelbėtų gerą bitėm. Plius šitos papildomos lakos medūnė šiuo metu irgi gerai pasitarnauja. Irgi paduoti. Tai čia jau antras jau veiksnys, kas tikrai ten jau medūnė šiuo metu, ten, kad jom nereikėtų eiti per apačią, per visus koris, ten iki 5 aukšto ar 6 ar 7 nešt medų. Tai norėjau kažką paminėti. Praeitą sezoną man labai gerai pasitarnavo vienoj, sakykime, negaliu vadinti šeimoj, bet vienam avily, kada atsirado 5 ar 6 korpusai, tai aš papildomai, nepapildomai, sakykime, bendrai sudaręs mažą šeimelę su senaja motinėlė, pasidariau 3 ar 4 motinėlės per tuos korpusus, aišku, tarp korpusų įdėjęs papildomai groteles. Atitinkamų momentų ir visas ko puikiausiai apsiskraidina. Tai dar klausimas, aš nežinau, ką geriau rekomenduoti. Ar žiedą darytis papildomą geriau ir jį uždėti, laikyti ir tenai galima įvartyti, ar vis dėlto tą skylę? Ir tą rekomenduočiau. Varomas pasisakyti, duokime jam dar kažką. Ir tą norėčiau, turbūt geriausiai. Prašau, Romas. Aš jeigu čiūčiut tik dėl Kęstučio, dėl žiedo, žiedas būtų privalumas, jeigu dėti kandį arba ten kažkokį tai papildomą maistą, nes kitaip tai ant stogo iškart neuždėsi, o vadinkim, plus dar gal ir gydymų su kokia nors ten, reiškia, skruzdžių rūgštim ar dar kažką ten kelių centimetrų, kad uždėti
kad nenaudoti viso korpuso, nereikėtų jo tuštinti, reiškia, vadinti. Tai va čia būtų toks irgi privalumas. Tai čia tik tai, ko gero, ir tas gal būtų gerai. Ir čia Romas kėlė ranką, aš manau, kad Romą reikėtų, nebent jeigu aš noriu truputį papildyti. Ačiū Dainiau, labas vakaras. Nu, labai su dideliu įdomumu klausausi šios diskusijos, kuri yra tęsinys praeitos mūsų diskusijos. Jeigu prisimena tuo metu, kuomet buvo diskutuota apie ankstyvių perų atsiradimo priežastis, tuomet buvo nuomonių, kad būtent dienos ilgumas ir šviesa turi didžiausią įtaką, o šiluma būtent neturi įtakos. Šiai dienai prioritetai pasikeitė, kad būtent šiluma ir drėgmė turi įtakos. Tai aš čia nenoriu pasakyti ar kažką sukritikuoti, šitoj vietoj tik noriu pasakyti, kad būtent nauda šitų diskusijų yra ta, kad atsiranda, sakykime, kitų nuomonių, atsiranda naujos informacijos ir bičiuliai, toliau diskutuoja, keičia savo nuomonę, tai yra labai gerai, sakykime, tokia diskusija, tą norėjau akcentuoti. Toliau kalbant apie tuos perus ankstyvus, tai antradienį Dzūkijoje aš pasižiūrėjau 5 šeimas iš eilės, būtent su tikslu patikrinti, kokia situacija su perais, ir visose 5 šeimose radau perų. 2 šeimose netgi buvo jau dengti perai, o vienoje šeimoje netgi buvo ir jau besiritančių bitelių. 3 šeimose buvo tik kiaušinėlių pradėta dėti. Tai dabar su kuo aš siečiau šitą dalyką, kad toj šeimoje, sakykime, kur ten jau ritasi bitelės, tai perai atsirasti galėjo, sausio pradžioje, tai yra ten buvo šiokie tokie šalčiai sausio mėnesį, paskui atėjo atšilimas ir gali būti, kad tai ir paskatino perų atsiradimą. Plius kitas šeimas paskatino, kur kiaušinėlių yra, tai būtent dabartinis tas stipresnis šiek tiek atšilimas. Tad aš irgi pritariu tai nuomonei, kad būtent šiluma turi pirmiausia įtakos, o sausio pradžioje, nei ten dienos ilgumas, nei ten šviesos pokytis, jo nieko ten nėra ir bitėms ten tikrai nemotais, būtent tas dienos ilgumas. Kalbant apie drėgmę, ką Ričardas skaitė iš Kalionovo turbūt knygos, negalėčiau to patvirtinti, kadangi tame tarpe iš tų 5 apžiūrėtų avilių buvo 2 dadanai, kuriuose visą žiemą buvo tikrai visiškai sausa. Daugiaaukščiuose buvo drėgmės, ką ir praeitą kartą minėjau, tai ten galėjo paskatinti, bet dadanuose tikrai drėgmė nebuvo vienas iš tų faktorių, bet matyt, kad drėgmė gali irgi čia vis tiek turėti įtakos ten, kur jos yra. Dabar, ką čia dar norėjau, dėl žiedadulkių fono. Galbūt Rimantas nesupyks, bet čia irgi norėčiau šiek tiek sukritikuoti, nesukritikuoti, o išsakyti kitą nuomonę, kadangi, žiūrėkim, sausio pradžioje tikrai jokie lazdynai nežydėjo. Šiai dienai Dzūkijoje irgi nežydėjo lazdynai, nes apvaikščiau ten aplink bityną, tiek miško aikštėse, kur saulė kažkiek gali apšviesti, tiek miške, tiek pamiškėse, tiek pakrūmėse lazdynams iki žydėjimo dar tikrai trūksta. Ir šiai minutei pasižiūrėjau dar internete, tai lazdynų būtent žiedadulkių fonas Lietuvoje nuo sekmadienio atsirado. Tai ką ir Rimantas sakė, kad galbūt čia vidurio Lietuvoje aplink Jurbarką ar ten link Šiaulių kažkur tai galbūt ir žydi, bet Dzūkijoje tai irgi negalėjo suskatinti. Žiūrint į praeitus metus irgi 26 pradėjo nešti vasario žiedadulkės lazdynų bitės Dzūkijoje. O 22, kuomet dariau apžiūras, tai irgi jau buvo besiritančių bičių, tad, irgi turbūt, kad taip tvirtai susijęti negalime, bet vėlgi, čia Biržai ir Dzūkija, regionai tie pernelyg skirtingi, tos sąlygos irgi skirtingos, gali būti visaip, kad galbūt ten vienaip, o Dzūkijoje yra kitaip. Dėl kanibalizacijos,
klaustukų man irgi iškyla, ar tikrai jinai nepasireiškia. Turbūt kiekvienas pavasarį esam matę atšalimus. Ir praeitą pavasarį aš ypatingai kovo mėnesį buvo ten apie 20, kažkur tai savaitę laiko Dzūkijoje bitės neįskrido į lauką. Prieš tai žiūrėjau visur perų daug, ir kiaušinėlių, ir atvirų vikšrelių, ir dengtų perų. Po 7 dienų pasižiūriu, tik uždengti perai. Tai kurgi dingo dar 3 perų atviri perai, dargi turėjo jų būti, jų nebuvo. Na, vadinasi, tie kanibalizacijos aspektai vis dėlto gali būti, ir tai, kad ten tie mokslininkai tuo metu nepastebėjo, tai nereiškia, kad jų nėra, o kad jau rudenį vyksta kanibalizacija, tai mes jau turbūt tikrai visi galim tik tais patvirtinti tą dalyką. Aš čia, Romai, truputį dėl kanibalizacijos, čia turbūt turėjo omeny dėl perų pradžios, kad ta motina visą žiemą deda ir ten vyksta kanibalizacija, bet kai jau pradeda dėti, tai turbūt kanibalizacija pradėjo vykti dėl to maisto trūkumo, jos tiesiog matė, kad neišmaitins ir pašalino tuos perus. Kęstuti, ypač dėl baltymų trūkumo. Dėl baltymų trūkumo taipogi jos gali pašalinti. Tai čia būtent baltymų, jeigu yra nepalikta bičių duonos, žiedadulkių dar nėra, ir tada čionais išamšėjęs dar kažkokių tai paskaitų buvo tikrai tie dalykai paminėti. Nes būtent pirmiesiem tiem vikšreliam labai reikalingi baltymai, tai yra bičių duona arba žiedadulkių. Ir jeigu jos to neturi, jos prašė naikina tada tos perus. Čia labai pritariu aš šitam dalykui, kad vis dėlto žiemą, kai pradeda dėti kiaušinėlius, tai tos duonelės dar paprastai būna lizduose, o paskui jau, kai ilgesnis laikas būna perų auginimo, tai jos ir pritrūksta. Ir čia irgi dabar toks diskusinis klausimas, kurį norėčiau iškelti. Ankstyvi perai prasidėjo. Faktas, kad vasaris bus neaišku koks, tikėsimės, kad pabaigoje bent jau vasario bus apsiskraidimas kitas ir atšilimas, bet kada pradės nešti pakankamą kiekį žiedadulkių. Nes dabar irgi, ir čia turbūt Ričardas kažkurį kartą minėjo, kad žiemos bitės, jos maitindamos pieneliu perus, nenaudoja pienelio gamybai žiedadulkių ir duonelės. O tik vasaros bitės naudoja. Romai patikslinsiu, duonelę naudoja, žiedadulkių. Bet o kuo tai yra įrodyta? Todėl, kad tai yra kitokios bitės, negu būtų po išsiritimo 6-12 diena. Bet man reikia, kad tu pasakytum įrodymą, kas nustatė tą dalyką. Ne, šitą vietą, Ričardą, aš biškį apginsiu. Pienelio gamybai nenaudoja šviežiai atneštų resursų. Ir pienelį, bet tai pieneliu augina perus tai tik tai iki 5 dienos bitinės. Tai tam periodu. O vėliau baltyminiai baltymai reikalingi ir duonelė arba žiedadulkės yra reikalingos, nes kitaip tai vystytųsi, jeigu vien maitintų pieneliu, tai vystytųsi tik tai motinas, nebe bitės. Tai čia irgi yra toks variantas. Pirminiam pienelio gaminimui tai nestimuliuoja pienelio gamybos, nestimuliuoja atnešti resursai iš lauko, bet bitės gamina iš savo riebalinio audinio sukauptų resursų. Kuo jūs remiatės tai teigdamas? Nes nėra įnešimo iš lauko resursų, nesineša bitės jokių resursų iš lauko, bet augina perus. O kai pradeda atsinešti žiedadulkės? Tada jau suaktyvėja, perų auginimas suaktyvėja labai stipriai. Ir masiškai tada. Tada tuo momentu gaunas bičių šeimoje atnešama yra resursai iš lauko, tada yra pirmas, persiformuoja bičių instinktas užauginti kuo daugiau bičių. Ir nes tas instinktas po to pavirsta spietimu. Nes yra instinktas pradžioj, pavasarinis instinktas yra bičių auginimas, šeimos didinimas bičių populiacijas, kad būtų pasidalinimas, natūralus bičių šeimos dalinimas į spietimu. Tai čia ir yra tas. O po to jau prasideda, kai didieji medūnešiai prasideda, birželio mėnuo, tada jau instinktas persiformuoja bitėm, kad yra kaupt medų. Žiemai yra atsargom. Nepamirškim, kad pirmas 3 dienas maitina tik tai bičių pieneliu.
Tai pirmas O 3 paskui jau dienas, su žiedadulkėm. tai galima dabar man pasakyti. Reiškia, viskas tvarkoja, Romai. Pirmas, ką Kardainius minėjo, po išsiritimo iš kiaušinėlio lervutė pirmą, antrą, trečią dieną maitina motinėlių pieneliu, kuris gaminamas iš žiedadulkių ir nektaro. Kadangi žiemojusios bitės yra ilgaamžės bitės ir jų liaukos jau yra baigusios tai daryti, jos maitina tas lervutės pirmasias iš savo riebalinio kūno. Toliau nuo, sakykime, sekančio po tų jau 3 parų lervutė yra maitinama bičių duonelės ir medaus mišiniu, iš kurio irgi yra padaromas tas sekantis, sakykime, nu, pavadinkime irgi pienelių mišinį. Tai jos jau irgi tą naudoja. Va. Dabar, Romukai, jeigu galima, šiek tiek grįšiu prie tavo tos pastabos, sakykime, pasakymo, viskas tvarkoja labai gerai. Gal aš irgi dar kartą pasikartosiu dėl drėgmės. Ką tu minėjai tame Dadano tipo aviliai, ne yra? Ką tu minėjai, Nėra ten drėgmės, jo. Jo, tai drėgmė gaunasi vienoda tiek išorėje, tiek viduje. Ir kada bitės nebegali, sakykime, pilvais ar tai pavadinkim, nu, vyksta tas metabolizmas, jos stengiasi atiduoti tą susikaupusi perteklių kažkam, o tas kažkas yra tik vienintelis gyvas padaras, tai motinėlė. Jos pradeda maitinti motinėlę. Motinėlė gavusi šitą pamaitinimą, įsijungia ją instinktas dėti kiaušinėlius. Va, gali būti ir toks variantas. Na, jisai gali būti, bet turėkime omeny, kad avily didelė drėgmė išorėje, tai bus, ta prasme, neįtakos. Tai reikia žiūrėti mes, kaip tu apšildai, ar uždengta plėvelė, ar dar kažką, ir kokią avily lizde, sakykime, kur susiformavęs pats lizdas, yra ten drėgmė. Išorinė drėgmė gali būti ir mažesnė, bet jeigu ten jau per didelė, didesnė netgi drėgmė už išorę, tai va tas ir įsijungia. Tai tokiu atveju drėgmė formuojasi ant plėvelės, o jeigu jinai nesiformuoja, tai tos drėgmės per didelės nėra, ta bent jau. Taip, o kai, aišku, nežinau, ar matėjai ar nematėjai, ten kamuolys buvo dar. Gal, Richardai, aš trupučiuką įsiterpsiu. Ta drėgmė tai yra santykinė drėgmė. Taip, pačia drėgmė tai yra 2 dalykai. Yra tam tikras, reiškia, vandens kiekis ore, tai yra, nu, tam tikras gramų kiekis, ar miligramų, reiškia, ore, ten, nu, vadinamam, tūrio molyje ir panašiai. Taip, bet yra kitas dalykas, ką mes matuojame dažniausiai, tai santykinė drėgmė. Ir santykinė drėgmė tai yra tai, kas yra išmatuojama. Taip, tai vadinkim, pavyzdžiui, tiek pat gali būti gramų prie ten, vadinkim, 10 laipsnių, kuris tampa 100% drėgmė, jisai kondensuojasi, tai iškrenta rasa. Ir jeigu toks pats vandens kiekis, tai yra, nu, garų kiekis, prie 20 laipsnių, jisai jau tau nebesikondensuoja, jisai tau bus tau tik kažkur tai 50 ar 80% santykinė drėgmė. Jisai virsta, tada papildysiu Dainiau, į dujas. Ne, tai jisai yra kaip dujas, jisai tiesiog nesikondensuoja. Tai dabar, kada mes turime avilį, taip, tai avily gali būti ta drėgmė, kur ateina iš lauko į vidų, taip, ir plus pačios bitės dar pačios ir garina tam tikrą drėgmę. Priklausomai nuo išorinės sienelės, lubelių, to plėvelės, reiškia, temperatūros, tenais temperatūra nuo kamuolio centro į išorę vis mažėja ir pasiekia tą plėvelę, kur pasiekia tą temperatūrą, kur jinai gali kondensuotis. Jinai kondensuojasi ir virsta lašais. Tai va tas drėgmės, ta sąvoka tokia, apie kurią mes šnekame, reiškia, kas ta drėgmė. Tai tai, kad tu matai lašą kažkur, tai reiškia viršuje arba ant sienelės, reiškia, kad ten tau kondensuojasi. Tai yra visai vienas dalykas, ne kad kamuolio viduje drėgmė. Taip, kad čia toks, nu, labai painus dalykas, kad taip įvardinti, kas yra ta drėgmė. Ar tai yra gramais, kažkiek tai ar miligramais, reiškia, ten kažkokiame tai tūrio vienete, ar tai yra ta santykinė drėgmė, kur jau gali virsti ir į vandenį, ir kondensuoti.
Aš čia tiesiog, tam, kad mes Prie šnekam ir aš atitinkamos manau, kad mes temperatūros. nelabai susikalbame, reiškia. Jo, čia. Ir nuo kada Nesvarbu, bitės kalbamės. pradeda, Gerai. ir nuo kada bitės pradeda reaguoti, kad tai yra jau man daug drėgmės, ir tada mes jau ir motiną pradeda maitinti ir startuojame su perais. Tai va čia tokių tyrimų, ko gero, tikrai gal nėra. Tai ir apie kokią drėgmę būtų šneka tada, santykinė drėgmė, ar ten tą miligramais, reiškia, ten kažkokia metitūra vienetė ir panašiai. Tik tai, kad aišku, ta drėgmė, kaip kad prieš tai šnekėjome, reiškia, jinai duoda tą jutiminę temperatūrą. Kuo vėsiau ir kuo drėgnesnis oras, tuo mums šalčiau atrodo. Kuo karštesnis oras, tuo mums karščiau atrodo. Ir kaip tos bitės tada sureaguoja, gal ten prie kokių ten 25 laipsnių, reiškia, kurios jau sukelia ten 300 laipsnių, ir jom tada ta drėgmė atrodo, kad jau čia naisi mums šilta yra. Tai aš tą patį ir norėjau pasakyti, kad kuo aukštesnė drėgmė, prie tų pačių 25 laipsnių temperatūros, kas yra kamulio viduje, sakykime, susidarius arčiau motinėlės, ir, sakykime, priartėjus 100%, kaip pavyzdys prie to drėgnumo, tą ir iššaukia motinėlės pamaitinimą ir motinėlės pirmųjų kiaušinių padėjimą. Vėlgi klausimas, koks būna vidury lizdo, kokia drėgmė. Tai irgi čia turbūt klausimas didelis, jeigu pastebėjom, kad, pavyzdžiui, ant plėvelės būna lašai drėgmės, o pačiam lizdėm pačių bičių jos visiškai sausos būna. Romukai, šitoj vietoj, jeigu galima, atsiprašau, kad nutraukiau, šitoj vietoj vėl, jeigu kamuolys nėra arti tos plėvelės, bet, sakykime, jisai ypatingai ant adaninių rėmelių dar apačioj, tai išėjusi drėgmė iš kamulio, jinai kylant, jos temperatūra mažėja. Va. Ir tas rasos taškas ant plėvelės gali ir nesusidaryti. Tai irgi variantas. Nes čia, sakykime, kalbam fizikai apie dalykus. Rasos taškas ant plėvelės priklausys nuo plėvelės temperatūros. Taip, nes kokia virš plėvelės temperatūra panašiai. Ne, tai ne virš, o kokia būtent yra plėvelės, ar bet kokia paviršiaus temperatūra. Plėvelė turi būti šaltesnė negu kad kylantis oras iš lizdo, tuomet ant jo susidarys, kondensuosis garai. Jeigu jinai nebus, tai ten nesikondensuos, bet jinai žiemos atveju visada bus vėsesnė. Taip, ir taip ir būna virš kamulio, kada kamuolys jau yra pakilęs iki viršaus, tenais niekada nebūna jokios drėgmės, o būna tik tai pačiuose kampuose, pakraščiuose. Pačiuose šonėse rėmuose, reiškia viską. Ir tik tai tas yra tas kondensatas, kuris susidaro. Nes nuo kamulio temperatūros ta pati plėvelė irgi lygiai šilta. Plėvelė yra šiltesnė toj vietoje, nes pačios bitės šildo pačią tą plėvelę ir tas nebesikondensuoja. Jeigu kas susikondensuoja, jos pačios ir suvalgo tada tą drėgmę tam, kad vandens savo turėtų. Kada perai jau atsiranda, tada labai reikalinga šitą dalyką. Jo. Čia tik, Ričardai, aš noriu akcentuoti, kad čia nebuvo tikslas mano sukritikuoti, tiesiog savo patirtį, aš pasakiau savo patirtį ir sudedam kartu ją ir turim kažkokią išvadą padaryti. Jo, čia labai gerai, kad neįsivėlėm, tiesiog pradėjom diskutuoti ir čia, to labiau, kad ir čia yra nemažai bičiulių prisijungusių ir daug žiūrės šitą laidą, gal netgi ir iš čia esančių galite irgi, gal daugiau kažkokių žinių turi, drąsiai įsijunkit ir tą temą šnekėkimės, ne tik šiaip galim šnekėtis. Ir kiti, kas žiūrės šitą video, irgi parašykit ir komentaruose, YouTube'o, kaip Kęstutis įdeda ir panašiai. Nebijokit išreikšti savo nuomonės, galbūt ir mes čia klystam, gal į kokias pievas nueinam ir dar kažką. Gal yra kitų tyrimų ar supratimų ir tikslesnių ir panašiai. Aš tik tai sakau. Vieną pastebėjimą, Rimantas dar įsiterpsiu. Dėl kondensato susidarimo tai yra, jeigu ore nėra tam tikros koncentracijos vandens garų, tada kondensatas nesusidarys. Tai čia tas faktas yra, kad ant plėvelės, jeigu susidaro vandens lašai kondensuojasi, tai reiškia, ore esančiam avilyje yra padidinta drėgmė. Nes ir laukia, jeigu rasa neiškrenta
tuo momentu, jeigu ore santykinė drėgmė yra per maža. Tai va, Oro aš prie to temperatūra pačio. Taip. O antrą variantą dėl šviesos, va, kaip minėjau, tai aš neminėjau, kad šviesa įtakoja perų atsiradimą, bet šviesa įtakoja bičių išėjimą iš kamulio. Taip. Irgi. O tai va čia va tas pratęsiant anos dienos mintį ir mano buvo teiginys, kad šviesa, saulės šviesa, energija saulės šviesos bites išjudina iš kamulio. Ir va tas atsiskleidimas, iškvietimas iš avilio, tas atsibudimas gauna. Bet tai, O Rimantau, perų- jeigu tuo metu yra minusinė temperatūra, taigi būna taip žiemą ir saulės šviesa šviečia. Prie Kaip minus tada dviejų, pažinti? prie minus dviejų yra skraidę bitės, kritę ant sniego ir žuvę, bet yra skraidę saulėtom dienom. Vat vasario, kai normalios žiemos, vasario mėnesį aktyvi saulė ir bitės skrenda, jeigu tik lakos neužtamsytos, neuždengtos. Kodėl dabar liko tas vadengimas šiferio lapais arba eglišakė avilių? Vien dėl to liko iš senovės, kad buvo uždengiama, kad nepakliūtų tiesioginių saulės spindulių. Nes saulė, patikėkit, kokia energija saulės spindulio yra energija, šiluminė energija, kuri pakliūna į laką, jį atsimuša, tai yra spindulys ir jis patenka į vidų avilę. Tai va čia tas yra bičių pabudimo laikas. O dabar, kai temperatūros yra aukštas, tai čia pabudimo variantai yra visai, pilnai visų, daug faktorių yra toje vietoje. Tas Bet tiesa. saulės energija, į tai aš dėmesį atkreipinėjau praeitom, va. Gal ne visai man suprato kai kas, bet vien dėl to buvo tas pastebėjimas, kad saulės šviesos poveikis. Jo, Netgi bet viskas, per sieną. matau, dar Elena liktais pasijungus mikrofoną, gal norit kažką pasakyti? Oi, ne. Aš A. nežinau, kaip jį išjungti. Ai, viskas aišku. Aš dėl saulės trupučiuką norėčiau pasakyti tokį dalyką. Įmeskime, aš pats jau kai senai ir pirmininkauju, ir pažvejoju, ir visą kitą, pavasarį pasižiūrėkime, reiškia, pilnas sniego, taip, ir įmeskime sniego juodo, tamsaus, žemės grumsą. Ir jeigu 2-3 dienos saulės, tai jisai viską ištirpdo, visą sniegą ir daeina, reiškia, iki pat žemės, reiškia. Tai ežerų pakrantės, kur pirmiausia atitirpsta viskas, ten, kur būna pakrantėje, negilu ir būna kažkur tai žemės, ten paviršiaus visakyti. Tai čia lygiai taip pat, ko gero, ir lakos yra, ką Rimantas sako. Tai jeigu laka neuždengta, tai yra būtent prielakis, aš tą turiu minti. Tai ten saulė gali tik įkaitinti, dėl ko medžius reikia dažyti baltai, todėl kad tamsus medis saulė tiek sušildo, kad suskilinėja visą medžių žievė. Tai ir čia greičiausia nuo lakos bitės gauna tokią šilumą. Man irgi yra tekę prie ten 0 laipsnių ir ten minus poros laipsnių matyti skraidančias bites ir rinkti nuo sniego, pašildyti saujas, įsigauna ir gal suberi. Tai, taip yra. Nes, ką bitė, jinai neturi kur nusileisti, jinai pastingsta ir tiek, nors ten yra dar minus porą laipsnių. Tai tokie dalykai, ko gero, jie iš tikrųjų įtakoja būtent saulės tą įtaką ir iššildo patį avilį, patį korpusą, jeigu jie dar tamsesni ypač yra. Tai bitėm paskraidyti, aišku, ten yra ne tas masinis apsiskraidimas, o kažkokios tai dalies tų bičių. Gerai, kolegos, galbūt šiandienai būtų, turbūt, jeigu kažkas dar turit minčių jau po 10, tai galbūt jau perkelėm į kitą savaitę tada diskusiją. Gerai, tai ačiū visiems prisijungusiems tada ir Ačiū visiems. Ačiū už produktyvę ir įdomią diskusiją. Ačiū visiems. Iki.